Aišku, erkės po to pasižiūrėkit. Nu, neprasideda. Kiek karvės eik. Bet labiau būtų nuvylę, jeigu būtų tom. Tikrai buvo, ne? A, jeigu karvė. Aš nepirkau magno tablečių. Pirkau diklako pasitempti, kad netaip neskaudėtų. Ir Vytauto gal pusantrą. Ten pakelbė, nežinau, nori mėgoti, nieko man nieko nereikia. Čia suvertas su gyvuliais, jie turi 20 kažkiek tai gyvulių, raguočių, kurias, na, karių, paskui tai atskirai bulė, atskirai turi jautukų, atskirai turi ožkų. Ir Žanas labai tokį turėjo, vėliau gal vakarė pasakos, idėją tokią turėjo, kad mes tą sūrį irgi valgysim, ir sūrį, ir jogurtą, ir tos airano gersim, bet idėja tokia, jis labai norėjo daryti pieno produktus tik tai iš pieno, kurį tik tai jų pačių gyvuliai valgė, tik tai. Jogurtas gaminam, jeigu pasakoju. Čia yra tas jogurtas. Ne. Jogurtas sukurtas su beržolė, pipiru. Žanas vadina airanas. Nu, jis vadina airaną. Sukurtas jogurtas su beržolė, pipiru, druska. Šiaip vasarą labai senu, kaip kas atsigeri, žinai. Liečia, pavyzdžiui, šiaip aš iš pavartojimo, kai viskas esi jautrus, žinai, nervuotas, gal mane tiek, žinai, tie vidiniai dalykai griaužia, žinai, kaltinimai, kažkur kažko ieškoti, žinai, kaltinimai. Toks namukas, o dabar šitas priesatas 2 metų dastatytas yra padidintas. Čia buvo standartinis kaimiškas namukas. Tai ką, jau galima vašintis, ne? Šitą namą jie pradėjo statyti prieš kokius gal 10 metų, bet šitą pastatą pradėjo statyti. Dalykas ir pas tave. Apačioj nėra kur sekti visur. Įmanoma nebent prie šitų lentų. Tai aš siūlyčiau taip, kad kalam, iki čia kalam taip. Nu ir čia išaukto įnešam toliau lentą, Neišti, kad jis sakytų, o tu ten dykumuose, karštis, mes žiemos periodai buvom, tai ten ramiau yra žiemas, ten nuo spalio iki, žinai, o šiaip gyvulių ten praveda, avių, net sėdėjus jaučių, ten nėra žolės realiai. Būtent, o kas minta? Nu, vaikšto ir paskui jie džiovina tą mėšlą su sausuoliais, visokiais su šiaudais ten ir žiemą kūrena. O taip kiti net su avim ten namuose, kad šilčiau būtų. Aš noriu labiau jį ant čia uždėti. Tada bus vietos man jį išvairuoti. Tėvę ištiesinam, viskas. Ir laikot už vairą. Ir viskas, nu esi nulips. Ir laikot. Opa! Viskas, dedas. Pavyzdžiui, vakar lintas kažkai. Grįžtai atsvyra. Lentas leidžiu galvą. Mokėjau. Dėpiniai. Tau tinka baltas. Ir vienas įdomesnių faktų, kad važiuojant traukiniui, medinio tilto svyravimo iš šonus amplitudės dydis yra po 1,5 metro. Tai reiškia, kad tiltas tiek į kairę, tiek į dešinę pusę važiuojant traukiniui svirdavo iš šonus po tokį atstumą.
turėjo šiuo metu, na tuo metu tiltas. Jo. Paeikim į priekį. Čia sovietmečio? Svarba tokia, kad į Kaliningradą neatkirstų linijos. Nu dabar gal jau šiek tiek dabar.